Sveiki, gerbiamieji. Karas yra neatsiejama žmonijos būties dalis nuo atmenamų laikų. Todėl šiandieną pakalbėkime apie karinę galią, karo sritis ir karo generacijas. 1922 metais tuometinis Lietuvos kariuomenės generalinio štabo viršininkas generolas Leonas Radas Zenkevičius išleistoje knygoje rašė: Pasaulis priklauso ir priklausys tvirtiesiems. Jėga tai ta pagrindinė svirtis, kuri nustato kol kas atskirų žmonijos dalių santykius. Tautos gimsta, kovoja, žlunga arba tarpsta. Ši citata aktuali ir 21 amžiuje. Valstybėms ir tautoms rengiantis karui arba siekiant atgrasyti galimą agresorių nuo karinių veiksmų paprastai yra kuriama karinė galia. Visuomenėje karinė galia dažnai yra suprantama per materialinę prizmę, kiek skirta yra finansavimo, kiek įsigyta ginkluotės sistemų. Tačiau karo teorijoje karinė galia suvokiama kaip 3 atskirų dedamųjų suma. Pirmoji yra karyba, tai yra atsako į klausimą, kaip atskira kariuomenė planuoja kautis viena ar su sąjungininkais. Antra dedamoji yra aprūpinimas, tai yra su kuo, kokiamis priemonėmis bus kovojama. Ši dalis apima aprūpinimą nuo batų iki sudėtingiausių karybos sistemų, ginkluotės sistemų. Trečioji dalis yra moralė, kuri atsako, kas kausis, kokia tų kovotojų valia ir motyvacija, valia priešintis. Iš esmės, karo teorija sako, kuomet moralė yra 0, visa kita taip pat lygu 0. Taigi nesvarbu, kiek bus įsigyta modernių ginkluotės sistemų, kokios doktrinos bus parinktos ir priimtos, kiek surengta karinių pratybų. Jeigu visuomenės ir jos karių valia yra 0, taigi karinė galia irgi yra 0. Karas pasireiškia skirtingose srityse. Nuo neatmenamų laikų žmonija kariauja sausumoje. Galiausiai žmonija pradėjo kariauti jūroje, o 20 amžiaus pradžioje, Pirmojo pasaulinio karo metu, karas pakilo į oro erdvę. Antrojo pasaulinio karo metu mūšiai ore jau buvo gerokai ištobulėję. Šaltojo karo metu karas persikėlė į kosmosą. Galiausiai atsiradus tokiems naujoms technologijoms kaip internetas, atsirado nauja kibernetinė sritis. Informacija, žinoma, visada buvo svarbi karo metu ir taikos metu siekiant paveikti priešininką. Dezinformacija, gandai, propaganda visada buvo naudojama nuo neatmenamų laikų. Tačiau atsiradus kibernetiniai sričiai, tai gavo visiškai naują galią, kurią galima panaudoti nekinetinėmis priemonėmis. Pastaraisiais metais pradedama diskutuoti apie kognityvinį lygmenį arba kognityvinę sritį. Tai yra būtent ta dalis, kurie apima žmogaus suvokimą. Bandyti paveikti atskirų visuomenės atstovų suvokimą apie įvykius. Demokratinėse valstybėse siekiama paveikti rinkėjus, kurie atitinkamai balsuoja per rinkimus. Taip suformuojama nauja valdžia, kuri priima sprendimus. Sprendimai lemia nurodymus, kuriuos gauna karinės pajėgos ir imasi vykdyti tam tikrose fizinės aplinkos srityse – sausumoje, jūroje, oro erdvėje, kosmose, kibernetinėje erdvėje. Tokiu būdu susikūrė tam tikras ratas. Visas karo sritis visada veikia tai, koks yra aprūpinimas ir kokios technologijos tuo metu yra naudojamos. Karybos teorijoje kalbama apie karo kaitą, karo transformaciją. Iš to yra kilusi Viljamo Lindo karo generacijų teorija, kurioje kalbama, kad karas kinta. Pirmąją generaciją yra priskiriami karai, kai 2 kariuomenės susitikdavo labai lokalioje vietovėje, pievelėje išsirikiuodavo ir kaudavosi. Tikslas tokiame mūšyje būdavo žudyti. Tokiu būdu priversti bėgti priešininką. Priešo karys priešais tave. Jį reikia įveikti. Glausta rikiuotė ir drausmė buvo esminis šio karo aspektas. Lojalumas valdovui svarbu. Pavienė iniciatyva nepageidaujama. Tačiau XIX amžiaus viduryje sparčiai ėmus kisti technologijoms, ugnies galia tampa daug svarbesniu aspektu. Taigi svarbu mūšio metu panaudoti kuo didesnę ugnies galią. Tai nutinka Pirmojo pasaulinio karo metu.
Tokiu būdu susiformuoja labai ilgos vientisos fronto linijos ir tikslu tampa išsekinti ir sunaikinti priešą. Priešas atitolsta nuo kovotojo, labai dažnai jis yra greta, kažkur netoli apkasuose, bet nerikiuotėje priešais tave. Trečioji generacija yra susijusi su siekiu grįžti prie mobilumo ir greičio, iniciatyvos ir politinės ideologijos įdiegimą kariuomenėse. Tikslas dažniausiai yra atskirti ir apsupti priešą. Priešas yra nuolatos netoli. Šiais generacijai priskiriamas Antrasis pasaulinis karas. Ketvirtoji generacija yra susijusi su šaltojo karo laikotarpiu daugelį šalių, trečiojo pasaulio šalių, išplitusius karus, kai buvo pritaikoma partizaninė taktika. Teroristai kyla į kovą, kovodami dėl savo tam tikrų idėjų. Kovą tokia dažniausiai palaiko platus visuomenės sluoksniai. Fanatizmas vienas iš svarbių aspektų. Grįžtama iki valstybinius periodus, kai nebuvo karo ir ginkluotos jėgos monopolio. Tikslas – išlikti ir įtikinti priešą, kad jis nelaimės. Ir priešų tampa bet kuris iš jų, kuriuos mes matome priešais mus. Ir galiausiai yra kalbama apie penktąją generaciją, tai yra karas be fronto, kognityvinis lygmuo, kai stengiamasi paveikti mąstymą, suvokimą, atmintį, informacijos apdorojimą. Tai daugiamatis karas, tai yra fizinis, virtualus ir kognityvinis lygmenys. Taikinys asmenybė, tikslas sugriauti valstybę iš vidaus. Galiausiai užduodami klausimai, o kas yra priešas ir kur yra mano priešas? Šiuo atveju kinta ir informacijos srautai. Pirmoje generacijoje informacija dažniausiai buvo kontroliuojama. Antroje ir trečioje generacijoje atsirandant radio ryšiui, informacijos kontrolė silpsta ir atsiranda informacijos konkurencija. Kibernetinėje eroje mes susidurime su informacijos chaosu. Atsiradus dirbtiniam intelektui ir jo produktams tikriausiai susidursime su faktų deficitu, kai alternatyvių naujienų ir netikrų faktų bus labai daug. Visa tai remiasi į prieš tai minėtus karinės galios elementus. Tai yra iš esmės atsakoma į klausimą, kaip kariaujama, su kuo kariaujama, tai yra koks yra materialinis aprūpinimas ir technologijos. Ir galiausiai visose generacijose yra labai svarbus žmogaus vaidmuo, tai yra kas kariauja, kokia kario tapatybė, dalinio dvasia, moralė, motyvacija, valia, lojalumas, galiausiai žinios, gebėjimai ir kompetencijos. Na ir žinoma, karas keičia savo fizinę sritį. Sausuma, jūra, dominavusi ilgus tūkstančius metų, 20-ame amžiuje pakylama į oro erdvę, į kosmosą, 21-ame persikeliama į kibernetinę erdvę ir diskutuojama apie kognityvinę sritį, kaip paveikti žmonių mąstymą dar iki karinių veiksmų pradžios. Taigi šita dalis susiveda vėlgi į karinę galią ir iš to formuojasi atskiros valstybės, tautos ir kariuomenės karinė galia. Tiek trumpai apie karinę galią, karo generacijas ir karo sritis. Kam įdomu, galite nuskaitę QR kodą paskaityti plačiau apie Lietuvos karo istoriją ir karybą. Ačiū ir iki kito karto.